Prokurorė, tai sveiki, tai kaip vertinate teismo nutartį? Teismo sprendimo nemačiau, todėl vertinti jo negaliu. Čia bet kuriuo atveju vykdžiu teismo sprendimą ir esu pasiruošęs jį vykdyti. Neskūsite? Ne. Žiūrėkit, teismas girdėjot, kad nubaudė jūs 500 litų bauda. Kaip pats manot, ar tai nėra per švelni bauda? Aš jau atsakiau šį klausimą. Nemačiau teismo sprendimo, neskaičiau motyvų, todėl negaliu atsakyti. O pasitikėjęs kokios baudos? Tikrai aš nesvaršiau apie tai. O kodėl jūs nedalyvavote teismo posėdyje? Todėl, kad man nėra privaloma dalyvauti šią atveju. Ar jūs domėjotės, kokia sveikata tos moters ir kaip jį laikosi? Nuolat domimės moters sveikata ir kiek žinau, jinai sveiksta. Dar noriu paklausti dėl Venckienės. Ar prokurorai ją apklaus, ruošiasi apklausti dėl buvo apklausta paaiškėjus naujoms aplinkybėms? Na, šiuo metu garsios aplinkybės byloje iš tikrųjų yra tyriamos ir anksti kiek kalbėti apie šių duomenų patikimų. Bet be abejo, manau, kad reikalinga bus ir Venckienės apklausa. Ar ruošiatės kreiptis į Seimą, ar jinai pati sumis? Per anksti, manau, dar kalbėti apie tai. Ar yra pagrindas kreiptis į Seimą? Ar nesvarstoma nušalinti pareigūnų policijos vadovų? Vėlgi čia tyrimo objektas ir negalėčiau čia pasakyti. O jie yra klausiami, ar bus apklausta artimiausiu metu? Vyksta ikiteisminis tyrimas ir daugiau negaliu suteikti informacijos, nėra jau suteikta šiandien. Kas bus, jeigu paaiškės, kad prezidentas Adamkus paviešino valstybės paslaptį, ką prokurorai darys? Vertins. Ne. O koks turinys paprašė prokuroras? Tai čia irgi užvakar, manau, suteikta informacija. Prokurorė, kaip dabar keliaujat į darbą? Taip kaip ir anksčiau. Ne kartą susakęs, kad galiojanti tvarka nesuteikia man tokios privilegijos. Ir aš, jeigu važiuočiau tarnybiniu transportu su vairuotoju, pažeičiau privačių ir viešųjų interesų derinimo valstybės tarnybos įstatymą. Teismas šiandien pripažino, kad buvote kaip ir neatidus kelyje. Ar kažkur skubėjote tą dieną? Tikrai greitis, vėlgi pasikartosiu, nebuvo didelis. Važiavau trečią pavarą, 30-40 km/h. Ir eismo įvykio nesiejo su mano vairavimo įgūdžiais. Tiesiog tamsa, lietus, posūkis, galų gale kaip ir patikima labai pavojinga pėsčiųjų perėja, tamsus nukentėjusius rūbai, striukė. Visą tai susidėjo į vieną ir įvyko tai, kas įvyko. Tai labai didelis atsitiktinumas, bet dėja tai atsitiko. Bet dabar jau iš mūsų išgirdote, kad vis tik tai skirta yra 500 litų bauda. Ar kaip pats manot, vis tiek, ar teismas skirdamas tą baudą yra minimaliausia? Ar tai būtent todėl, kad jūs esat prokuroras, generalinis prokuroras? Kiek žinau, administracinių teismų praktika paprastai, jeigu yra lengvinančios aplinkybės, nėra sunkinančių, tai ir parenkama nuobauda link švelnesnės. O jūs pats matėte ekspertų išvadą dėl moters sužalojimo? Ne. Nematėte. Prokurorė dėl Venckienės Kedžio bylos norėjau paklausti, ar tie nauji paskelbti duomenys, kaip čia bus postomi šitoj byloje, ar tai gali būti kažkokie nauji tyrimai dar, kažkas tai naujo, kaip vertinant pačius ir tos paskelbtus duomenys? Na, be abejo, yra paskutinėmis dienomis paviešinta labai svarbi informacija ir tai leidžia tikėtis rimtų postūmių bylose. Tai vis dėlto jūs nesako, kad liudininkas meluoja, pradėjo kalbėti, kad jis meluoja. Nevertinu. Kai buvo tas vykdomas ikiteisminis tyrimas vadinamoje pedofilijos byloje, ar tuomet prokurorams nekilo įtarimų dėl policijos veiksmų būtent va tuo laiku? Bent jau prokurorai man to neišsakė. Manau, kad tai buvo staigmena. Dar dėl automobilio grįžtu. Gal galite pasakyti, kiek kainavo remontas, ar viską draudimas padengė? Mano automobilis nebuvo apgadintas. Valytuvas nulūžęs, tai pasikeičiau tai. O kairės pusės pagrindas nebuvo? Ne. Mūsų nukentėjusiai sieja žmoniški santykiai ir aš esu pasiruošęs pagal tai, kai jie pagalba. O tai jau teikiat kažkiek jau, kokia ta pagalba buvo, jeigu sakot toliau pasiruošęs teikti? Nenorėčiau to komentuoti, tiesiog yra labai žmoniški šilti santykiai ir tikrai nukentėjusi nereikalauja daug dėmesio. Prokurorė pati Venckienė neišreiškė noro duoti parodymus iškilus naujiems faktams, nesikreipė jūs? Bent jau aš nesu gavęs tokio prašymo.
tik tai viešai žinoma liktai jos pozicija, kad nori dalyvauti akistatoje. Bet noriu pasakyti, kad senųjų liudytojų akistata galima, kada yra grįžtami parodymas. Kol kas tokių aš nematau ir nežinau, ar yra pagrindas tokiam veiksmui. Negaliu atsakyti į tą klausimą. O yra terminas nurodytas, per kiek laiko VSD turi atsakyti jums, kada jie sugalvos? Manau, kad tai tikrai neužtruks. Dėl Versecko, kodėl skirta būtent tokia nuobauda ir kokie pažeidimai, ar buvo tokie pažeidimai? Vėlgi, vakar suteikti informaciją, nieko papildomai negaliu pasakyti. Tik apgailestauju, kad generalinė prokuratūrai man tokie įvykiai vis tik nutinka. O kaip pakeitė bylos iki laukimas pažeidė darbo drausmę, kaip pačiai bylai dabar atsilieps ir kas prarasta galbūt joje čia yra prokurorų nusižengimo. Visi tie dalykai yra įvertinti ir ikiteisminis tyrimas Vailavo byloje bus tęsiamas. Ačiū labai.